Kurtas Dagermanas gyveno Švedijos gatvėse ir rinko butelius. Ir tai buvo jo pagrindinis pajamų šaltinis. Jis tai darė 40 metų. Kai jis mirė, paaiškėjo, kad jis realiai nėra benamis ir turi namą, bei paliko 1,4 milijonų palikimą. Kaip tai įvyko? Dėl 3 priežasčių – sudėtinės palūkanos, edukacija ir disciplina. Būdamas benamiu, Kurtas netapo alkoholiku ar narkomanu ar panašiai. Atvirkščiai, jisai vaikščiodavo į vietinę biblioteką ir mokinosi ekonomikos ir investavimo. O pinigus gautus už priduotus butelius jis investavo į auksą ir į akcijų rinką. Ir va šitas pavyzdys puikiai parodo, kad nereikia turėti labai daug pinigų, kad tu galėtum sukaupti kapitalą. Nu, jeigu jau švedų benamis sugebėjo milijoną palikti, tai kas tau jaunam, gražiam, protingui trukdo tai padaryti? Šiame video mes aptarsim pagrindinius žingsnius, ką reikia padaryti kiekvienam paprastam žmogui, kuris neturi kažkokių superinių žinių ir kaip jam pradėti investuoti net ir nuo mažų sumų. Todėl spaus like ir subscribe mygtuką, bus žiauriai įdomu ir įsisaugo šitą video, nes ateityje tau gali labai praversti. Pagrindinis dalykas, ką reikia atsiminti ir įsinešti iš viso šito video, kad svarbiausia yra nuoseklumas, reguliarumas, disciplina ir galim pradėti net ir nuo 1 euro. Nereikia turėti milijonų pačioje pradžioje, kad investuoti. Bet kodėl taip yra įdomiai? Pavyzdžiui, žmogus gali pradėti investuoti po 1 euro, daryti reguliariai, sukaupti kapitalą. Ir tu gali pasakyti, Artūrai, palauk, tai kaip čia, aš po 1 euro investuosiu į mėnesį, tai gausis 12 eurų per metus ir kiek man tūkstantmečių reiks gyventi, kad uždirbti pinigų. Tai aišku, aš nesakau, kad reikia investuoti tik po 1 eurą per mėnesį. Daug yra svarbiau ne kiek, o kaip nuosekliai tu tai darai. Ir tavo gyvenimo situacija keisis. Pinigų kiekis pasaulyje didėja. Tavo kompetencijos didės, tavo žinių didės, tu uždirbsi vis daugiau pinigų. Tai tikėtina, kad tu ne po 1 eurą investuosi už metų nuo šiandien, o vis didesnė suma. Ir va čia prasideda sudėtinių palūkanų stebuklas. Dabar kas yra tos sudėtinės palūkanos? Jeigu prenumeruoji mūsų kanalą, tai tikrai žinai, kad yra palūkanos nuo palūkanų. Kai tu pradedi 100 eurų, gauni 10 eurų palūkanų, tada jau nuo 110 eurų gauni 11 eurų palūkanų. Ir vienas palūkanos prisideda prie kitų ir taip susikaupia kapitalas per ilgesnį laiką. Tai angliškai tai vadinasi compound interest. Padarykim paprastą eksperimentą. Nueinam į compound interest calculator, susivedam 1 euras į mėnesį su 10% vidutinė metinė grąža, imam tokią kaip prielaidą, kad tokią grąžą mes turim, ir 40 metų. Ne? Tada gaunasi, per 40 metų gausis, kad tu būsi sumokėjęs 481 eurą per 40 metų, bet būsi sukaupęs 6300 eurų. Tai mes galim paskaičiuoti, kad tai yra 12 kartų daugiau negu tu sumokėjai. Ir čia mes kalbam apie 1 eurą. Tai labai maža tikimybė, kad tu visą gyvenimą mokėsi tik tai po 1 eurą. Įsivaizduokim, jeigu tavo gyvenime atsitinka taip, kad tu pradedi mokėti po 100 eurų. Ir vėl mes paskaičiuojam, tai gaunam 632 tūkstančiai. Tai štai kaip veikia sudėtinės palūkanos. Kaip jau parodžiau, nereikia turėti didelės sumos pinigų, kad pradėti investuoti. Aišku, reikia suprasti paprastą dalyką. Jeigu kuo daugiau pinigų tu judėsi, kuo daugiau pinigų tu investuosi, tuo didesnę grąžą ilgajam laikotarpiu gausi. Investavimas yra susijęs su rizika. Ta pati reikia suprasti, kad krenta kyla, rinkos nestovi vietoj. Būna krizės, būna įvairių situacijų. Bet jeigu imti ilgalaikį laikotarpį, nuosekliai, pastoviai, jeigu tam paimti paskutinių 100 metų istoriją, tai vidutinė grąža su visais kritimais, tarkim, kokia S&P 500 yra apie 10%. Todėl norint investuoti daug pinigų nereikia. Reikia turėti disciplinos, reguliarumo, pasinaudoti sudėtinių palūkanų efektų ir tiesiog pradėti tai daryti. Viskas. Tai dabar pakalbėkime apie tai, ką daryti konkrečiai, kokių žingsnių imtis ir kaip nukeliauti nuo to turimo nulio, kad pradėti investuoti ir sukaupti kažkokį kapitalą. Tai pirmas žingsnis yra nustatyti savo tikslus. Yra trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai tikslai. Ir tikslas suteikia motivacijos ir duoda aiškią kryptį. Dabar kas gali būti tas tikslas? Tai gali tikslas būti sukaupti saugumo rezervą, jeigu dar neturi sukaupęs. Automobiliui, tenais, studijoms, būsto pirmam įnašui. Daug skirtingų tikslų. Tai susikuri savo tikslą ir susidėlioji planą, kaip tu tą tikslą pasieksi. Ne? Tiesiog reguliariai, kiek aš atsidėsiu, po kiek laiko aš tai turėsiu, kokią aš grąžą preliminariai gausiu ir viską tą gražiai savo susirašai. Tada tau bus daug paprasčiau, nes žinosi, ko konkrečiai tu nori. Susidėlioji savo aiškę viziją, susidėlioji tikslus, planą ir išskaidai į mažesnius žingsnelius ir laikaisi šitą planą. Na, tada pasirenki savo investicijas, į kurias gali investuoti. Dabar bus labai svarbi tema. Jeigu tu dar nepradėjai investuoti ir to nedarai, iš karto disclaimeris, čia nėra investicinis patarimas. Tai yra įžvalgos, kaip žmogui, kuris neturi žinių, kompetencijų ir patirties, nuo ko geriau pradėti. Nes pasaulis pilnas visokių skemerių, kur ten dėki kriptos, signalai, auksai, ten dar visokios nesąmonės. Tai ne. Dabar paaiškinsiu pagrindinius kelis
dalykus, nuo ko yra lengviausiai pradėti, kur nereikia daug pastangų, nereikia labai didelių žinių, kur yra viskas tiesiog labai paprasta ir aišku. Ir mano filosofija visą laiką yra Kaizen filosofija. Pradėti po lėto, step by step. Jeigu girdi, kad tau būtinai dėk ten 1000, 2, 3, 5 tūkstančius eurų čia ir dabar, nes kitaip pavėluosi, tai viskas, tai tave išdurs, čia skemas. Pradedi po lėto, edukuojasi, tada jau tu pats geriau žinai, ką daryti ir praplėti, diversifikuoji savo portfelį. Kokie yra geriausi, arba paprasčiausi būdai ir kaip aš daryčiau, jeigu aš būčiau pradedantysis, pradėti investuoti. Tai pirmas dalykas turbūt yra indėliai. Labai paprasta, tiesiog pasiemi pinigus, pasidedi į banko sąskaitą arba į kredito uniją, dabar suteikia už indėlius duoda palūkanas ir gauni tiesiog palūkanas. Indėliai yra drausti, jeigu kažkas atsitinka su indėlio davėju, tai tavo pinigai yra apdrausti. Tai viskas, tai dedi ten pinigus, indėliai yra labai paprastas dalykas ir labai nesudėtingas, nieko ten daug nereikia. Jeigu žmogus pasideda tos pinigus, jisai jos tiesiog gauna palūkanas už padėtus savo pinigus. Labai paprasta. Tada yra P2P, tai žmonės skolina žmonėms. Atsidarai P2P platformos Lietuvoje per Google, pagooglini ir randi visą sąrašiuką. Tai gali būti profitų, savy, paskolų klubas, čia nuo seniausių iki naujausių. P2P veikia tokiu principu. Jie skolina pinigus arba žmonėms, čia ir vadinasi P2P, people to people, arba verslams, tai yra P2B, tai people to business. Jeigu skolina verslams, verslai užstato savo nekilnojamo turtą ir jeigu kažkas atsitinka, pavyzdžiui, negali grąžinti ten nekilnojamo turto vystytojas pinigų, tai tiesiog tas nekilnojamas turtas parduodamas iš varžytinių ir žmogus turėtų per tam tikrą laiką atgauti savo pinigų. Tai irgi ten galima investuoti nuo 10 eurų. Tai nereikia didelės sumos, tiesiog gali pradėti investuoti ir judėti. Nereikalauja labai sudėtingų ten mega žinių, nereikalauja didelio kažkokio ten finansinio išprusimo, gali po nedideliam sumom prasitestuoti, pasižiūrėti, kas yra investavimas, kas yra palūkanos ir taip toliau. Na ir trečias variantas, tai yra mano mėgstamiausias, jeigu pradėčiau, aš nuo jo ir pradėčiau, tai yra investavimas į ETF-us. ETF-ai yra biržoje prekiaujami fondai, kai tu investuoji ne į vieną kažkokią akciją, o investuoji ten į 100, 1000 ar ten 3000 akcijų. Turbūt jau esi girdėjęs S&P 500, tai yra vienas iš turbūt labiausiai girdėtų pavadinimų, tai yra 500 didžiausia Amerikos kompanija. Ir daug žmonės žiūri į tas, o čia S&P 500, tai vadinamas. Investuoti į S&P 500 ETF-ą, jų yra keli pasirinkimai, tarkim per Freedom 24 eurais gali SXR8 arba SP5, kaip aš investuoju, arba tarkim viso pasaulio ETF-as, tai jo tikeris yra VWCE, kuris investuoja daugiau kaip 3000 pasaulio kompanijų, didžioji dalis didžiųjų kompanijų pasaulio yra tame. Na ir kai padarysi pirmus žingsnius, tavo gyvenimas palengvės. Kuria prasme? Nes bus pralaužtas tas barjeras ir tu iš žmogaus, kuris neinvestuoja, neinvestuojantį asmenybę, tapsi asmenybę investuojančią. Ir va čia įvyksta stebuklas. Kai tik tu savo smegenyse pakeiti mąstymą, kai tik tu tampi investuojančių žmogumi, pasikeičia ir tavo elgesys. Nes šiandieną tu investuoji ten 1, 2, 3, 5, 10 eurų ir tu jau esi investuojanti asmenybė. Ir jau tada tu pradedi galvoti, okei, kaip aš galiu padidinti pinigų kiekį, ypač kai matai ten, kai auga, kai didėja, kai kyla investicijos. Taip pat suvaldai savo emocijas, kai pradeda kristi, nes investavimas susijęs su sviravimas. Ir kai pradeda kristi ir kai yra mažos sumas, yra daug lengviau praeiti tą trainingą kritimo, krentančių investicijų, kai matai, ten 100 eurų buvo, tapo 85. Tai yra daug lengviau, negu kai yra 200 000 ir tampa ten 150 000. Tai tada tiesiog susidėlioji savo investavimo strategiją. Nustatai, kokią sumą tu investuoji, tada diversifikuoji, plėti, tada pamatysi, kaip tau grįžta pinigai, auga jie arba gauni dividendus, arba grąža pareina nuo investicijų. Bus tas wow momentas, kad pasirodo, wow, viskas veikia, viskas fainai. Ir va šitą aš labai tau ir linkiu, kad kai pradedi investuoti, kad gautum pirmą teisingą postumį, kad išmoktum uždirbti daugiau pinigų. Ir tada gali tiesiog pasižiūrėti, kaip atrodys tavo pinigai, tai su ta pačia skaičiuoklė pažaisk. Pradėk mąstyti kaip investuotojas. Kai pradėsi mąstyti kaip investuotojas, atsiras vis daugiau galimybių, nes tu jau esi šiandien investuojantis žmogus ir tai yra labai svarbu. Edukuokis, mokykis, stebėk mūsų kanalą, spaus like ir subscribe mygtukus, sek, gausi daug gerų įžvalgų ir laikykis savo plano, kad ir kas atsitiktų. Svarbiausia atmink, kad jeigu Kurtas Dagermanas rinkdamas butelį sugebėjo sugauti 1,4 milijono, tai nėra jokių priežasčių, kodėl žmogus turintis darbą, turintis pajamas, turintis intelektą, kompetencijų, žinių, negalėtų pakartoti tos pačios istorijos. Ir gal tau net nereikės tų 40 metų. Jeigu seksi kanalą finansiškai raštingi, jeigu imsies veiksmų, darysi teisingus žingsnius, kurie tave atves prie turtėjimo, neišlaidausi ir elgsies sąmoningai, tai aš niekiek nebejoju, kad tu aplenksi Kurtą Dagermaną ir susikursi savo finansinę laisvę. Sėkmės.